Žinot, žmonės labai dažnai savo prieštarauja. Ar mane tai stebina? Tikrai ne. Kiekvienas žmogus yra savo sąmonės apimtyje ir vienokie dalykai, kurie jiems nesuprantami šiandien, jiems yra nesvarbus ir jie jų tiesiog šiandien suprasti negali. Bet kame tas prieštaravimas? Pavyzdžiui, dažniausiai tie žmonės, kurie dar neužauga iki tos informacijos, neturi pakankamai patirčių, jiems dar reikia laiko, jie svajones užsirašo, mintimis manifestuoja. Tiesiog tai, ko jie nori pasiekti, jie labai daug dirba su tuo, kad reikia susvarbinti mintį ir žodį. Bet kai tu jam pasakai, kad žodžio žmogus mūsų, nei vieno mūsų dokumentuose nėra, ar mane tai pykdo arba stebina? Tikrai ne, nes aš puikiai žinau, kad sistema nedirba žmogui, žmogui dirba tik žmogus. Bet kodėl nėra niekur, nei vienoj pasaulio daly to įrašo? Kai jam pasakai, kodėl, jis sako, o tai koks skirtumas, tai tu ir taip žinai, kad tu žmogus. Tai pats didžiausias prieštaravimas savo, susvarbinti žodį užrašant savo svajones ir norus ir nesusvarbinti žodžio didesniai apimti, suvokiant, kaip kiekvienas žodis, garsas ir vibracija programuoja jūsų kelią ir gyvenimą ir praeitų gyvenimų scenarijai ir tavo pasirinkimai juose modeliuoja šio gyvenimo situacijas. Apie tai plačiau mes kalbam per konsultaciją. Ačiū.